Panašų video kažkada seniau dariau savo kanale, bet visai neseniai pamačiau, kad tokio tipo video reikia pakartoti. Ir reikia paaiškinti apie populiarias apgaulės formas internete, kurios yra gan populiarios ir yra naudojamos dabar ir bus naudojamos dar ateityje. Viso šiame videose minimos apgaulės technikos būdai remiasi socialinė inžinerija. Tai yra toks būdas, kaip priversti auką, jos akivaizdžiai neverčiant įleisti apgaviką į vidų. Nesilpniausia bet kokio saugumo vieta yra pats žmogus. Nesvarbu, tai būtų aukšto saugumo bankas, atominė slėptuvė ar kitos saugios vietos. Dažniausiai bandoma veikti per autoritetą, konflikto grėsmę, gaudimą ant pastabumo ir daugybės kitų smagių dalykų. Norint rasti informacijos apie žmonės 21 amžiuje, gali užtekti tik telefono numerio, vardo ir gyvenamosios vietos. O visa kita yra tik fantazijos ir sugebėjimų reikalas. Kaip sako visokie motivatoriai, nuo nulio pradėti yra smagu. Tu jauti motivaciją tobulėti. Ypač, kai sukčiai viską išima iš banko sąskaitos. Ir tai yra tas spyris į šikną, kuris priverčia užsimotyvuoti judėti toliau. O populiariausia apgaulės technika Lietuvoje šiuo metu vadinasi smishing ar SMS phishing, kai sukčiai siunčia žinutes iš Lietuvos pašto ar kitų vietų, kurių suprašo paspausti nuorodėlės, kad galėtumėte tą daiktą išsirinkti, susigrąžinti, atblokuoti ir kad ir kokias paslaugas jie ten žada. Rekomenduočiau žinoma naudoti Google Messages programą Android telefonams, kuri parodo dažniau, ar gaunamos žinutės yra spamas ar skemas. Tačiau vienintelis rimtas patarimas yra niekada nespausti ant nuorodų iš neaiškių šaltinių. Dar dažnai yra apsimetama visokiais bankais ir spaudžiama ant laiko, kad reikia spausti dabar, nes kitaip bus blogai, bus prarasti duomenys ir taip toliau. Ar nuoroda pati iš savęs yra pavojinga? Tai priklauso nuo to, kas ten yra. Nes ten gali būti tiesiog beaconas, kad yra žmogus imlus tokiems dalykams. Ar beefas. Toks baisiai fainas ir smagus dalykas, kuris veikia ir ant telefonų. Ir leidžia draugelį paimti tavo naršyklės kontrolę ir matyti, ką naršai, surinkti passwordus ir siųsti visokius promptus, kurie prašo tavo įvesti slaptažodžius, kad hakeris galėtų juos paimti pas save ir visą kitą kompromituojančią informaciją. Tai tie gali vienas linkas. Kitas labai populiarus metodas vadinasi vishing arba voice phishing. Tai yra seniai geri internetiniai telefoniniai sukčiai. Labas mama, reikia 10 000, kad nesės kalėjimą. Labai populiarūs jie buvo ir labai populiarūs yra jie ir dabar. Ir toliau sėkmingai išvilioja geras sumas, nes žmonės nepasimoko. Ir taip yra ne tik Lietuvoje, bet visai neblogai veikia ir kitose pasaulio šalyse, tokiose kaip Amerika, kur skambina visokie Microsoft agentai su stipriu indišku akcentu. I told you not to use that language around me, okay? Do not redeem! Do not redeem the card! What? Do not redeem the cards! Yes, I'm Do not redeeming the redeem card. the I'm card. redeeming the cards. No! Okay? No! No, no, Yeah. no, no! No! Ir šiais laikais prie to prisideda ir dirbtinis intelektas, kuris gali nesudėtingai pakeisti balsą ir su papildomis programomis jį paderinti realiuoju laiku. Asking. So how can I help you today? I'm so sorry about that. I'll be glad to help you. Can I get your phone name, phone number, and address to check in on that order? Do you happen to have the order number so I can bring up your order? Geros technologijos jo, bet aš priminsiu vieną tokį smagų dalyką. Gyvename mes laikais, kai galimybės sukčiam tik didėja, nes procesai tapo nepalyginamai greitesni ir tai, kas užtrukdavo valandomis, dabar krenta iki minučių. Ir tai, ką žmonės galėdavo padaryti per kelias dienas, dabar su pataisimais galima padaryti per kelias valandas ar netgi minutes. Galima tiesioginę to žodžio prasme įdėti žodžius į burną. Aš Petrus. Ir taip, tai buvo Žemaitė. Ir į koncus eina. Be minėtų dalykų yra ir senas geras phishingas, kai sukčiai priverčia paskatina auką apsimesdami banko ar policijos atstovais duoti jiems prieimą prie kompiuterio per AnyDesk, TeamViewer ir kitas nuotolinio valdymo programas, platformas. Dažniausiai gelbėtojas per CMD komandinę eilutę paleis 3 komandą, kuri parodys kompe esančias direktorijas. Bonus taškai, jeigu jis padarys visą tą eilutę žalią, nes čia bus max hakerio taškai.
ir tai pateiks kaip kompo nulaužimo įrodymą. Ir kol tai vyksta, bus bandoma paimti jūsų pinigus ar banko duomenis. Banko atstovai niekada neprašys jūsų nurodyti prisijungimo duomenų. Dar vienas labai smagus dalykas yra vadinamas typo squatting arba URL užgrobimas. Tai yra gan įdomus apgaulės būdas, kuris gaudant budrumo. Jis remiasi interneto naudotojų klaidomis, įvedant svetainės adresą, interneto naršyklę, pasikartojančios raidės, skaičius vietoje raidžių ir daugybė kitų dalykų. Kartu su šituo metodu dar yra naudojamas dalykas vadinamas farming. Phishing plus farming. Kai aukos be jų žinios ar sutikimo yra nukreipiamos į kenkėjiškas svetaines. Tos svetainės atrodo vienas prie vieno su originalu. Todėl naudotojai gali nesuprasti, kad yra sukčiavimo svetainėje ir drąsiai vesti savo duomenis. O žmogeliui įvedus savo duomenis, jam bus GG. Mandresnė phishingo forma vadinasi spear phishing, kai sukčiai aktyviai renka duomenis apie savo auką, kurią taikosi ir taikosi pagal specifines kategorijas. Galbūt gyvenamą vietą, amžių, lytį, pareigas. Jie jau turi specifinės informacijos ir yra padarę namų darbus. Chebra gali apsimesti darbovietės, kurioje dirbate šefuku, bosu, bendradarbiais ir įkišti nurodėlę prie dokumentų, kuriuos reikia pasirašyti, ar sąskaitas, kurias reikia apmokėti. Taip vienas lietuvis išviliojo pinigus iš Facebook ir Microsoft. Aukštesnis spear phishing levelis vadinasi veiling, kai yra specialiai taikomas į aukštesnės pareigas, užimančius vadovus ir panašaus lygio veikėjus. Dažnai būna taip, kad kuo didesnis bosas, tuo žmogelis labiau atsipūtęs. Ir jo kompiuterinis raštingumas yra žemame lygyje, todėl sukčiai jam padeda užsimotyvuoti ir pagerinti savo kompiuterinės žinias. Dar mandresnė phishingo forma vadinasi angler phishing, kai sukčius apsimeta paslaugos tikėjų, klientų aptarnavimo personalu, tinklapio managementu ir bando išrišti informaciją. Angler phisheriai gali naršyti po socialinius tinklus susijusius su įmonė, kurioje jie apsimeta dirbantis, ir suradę žmogų, kuris patikė skundą, pavyzdžiui Twitteryje ar Facebook komentare, jie susisiekė su juo, dažnai tiesioginė žinute. Dažnai jie dar bando ir siųsti ir visokius QR kodus, kaip buvo pavyzdžiui man ant Fiverr. Atlikau užsakymą, viskas buvo gerai, klientas paliko 5 žvaigždutes, aš pasakiau, kad klientas labai geras ir maždaug ten po kelių sekundžių buvo liktai specialiai suprogramuotas botas, kuris atsiuntė QR kodą. Ir tame QR kode buvo nuoroda į kitą tinklapį. Ir pasirodo, brolau, tavo akauntas 24 valandoms užšaldė. Wow, aš galvojau, shit, seniai. Nu ir pasižiūrime tą puslapį. Tame puslapį atidarius mes matome, kad akauntas ir sako, tu užblokuotas ir būsi užblokuotas, kol nepateiksi savo bankinių duomenų. Na ir tuo momentu viskas aišku klikino, kad čia skemas, bet nemažas žmonių kiekis ant to irgi pasimauna. Aišku, nereikėjo to kodą skenuoti ir panašių dalykų daryti, bet pagavo mane ant skubėjimo. Pagavo mane. Būtent per tą dalyką, kad įsigandau 24 valandos užblokuotas, va Jėzų. Aišku, nieko aš jiems nedaviau, iškart reportą suportui. Ir reikia pasakyti tai, kad tie angleriai labai taikos ant visokių nepatenkintų klientų, narių ir naudosi jų pikčių frustracijai, norėdami pasiekti rezultatą. Dar Lietuvoje yra baisiai populiarūs investavimo skemai. Jie susiję su tokiu dalyku vadinamu FOMO – baimė prarasti galimybę. Ir senu geru žmogišku godumu. Kadangi žmonės, pripažinkim, nenori mokyti sunkių dalykų ir nori, kad viskas būtų tiesiog čia ir dabar. Kad ateitų, numestų iš dangiškus manos ten pusę milo, ar kokį milą, ar kokius 2, 3, reikėtų biški. Kaip sakant, galėtų numestas bičias iš viršaus. Bet žmonės tiesiog nenori tobulinti. Jeigu yra žadama kažkas, kas skamba per gerai, kad būtų tiesa, tai tikriausiai yra apgaulė. Jei žadama 100% grąža, tai yra 100% skemas. Reikia aišku įsitikinti, kokia tai firma ar jį patikima. Dažniausiai tam naudojamas Trustpilot, tačiau jokių būdų negalima teigti, kad tai yra 100% patikimas tinklapis, kadangi yra buvę atvejų, kai už paramėlę buvo pašalinti neigiamą atsiliepimą iš tos svetainės. Todėl reikia būti budriam ir taikyti tikrinimą per kelis šaltinius. Jeigu firma dirba Lietuvoje, tam yra rekvizitai, Lietuvos banko ekosistema, Okredo ir daugybė kitų svetainių. Mandresnė
investavimo skemo versija vadinasi kiaulės skerdimu. Tai yra ilgalaikis investavimo skemas, kai auka palaipsniui įkalbinėjama mokėti vis didesnius įnašus, paprastai kriptovaliuta, ir sukčius bendraudamas internetu bando įgyti aukos pasitikėjimą ir auka įtiki, kad tas kažkoks baisiai geras mandras verslo planas veikia, nes gauna kažkokį mažmožį ar procentą, mažą gražą. Auka įkalbinėjama atlikti vis tolesnius mokėjimus, nes kuo daugiau merks, tuo daugiau turės. Ir viskas eina iki tol, kol auka supranta, kad yra išnaudojama. Kiaulės skerdimas laikomas vykusiu, kai nusikaltėlis sėkmingai pavogė aukos turtą, dėl ko auka patiria didelius finansinius ir emocinius nuostolius. Aišku, tuom viskas nesibaigia. Atrodytų aukai praradus pinigus, bus noras kreiptis į pareigūnus, policiją, teisėsaugos atstovus. Tačiau kartais dėl norų nuslėpti veiklą ar dėl gėdos, nes būna ir taip pripažinkim, aukos dažniausiai pasirenka soctinklus ir ten pranešus apie pinigų praradimą gali prisistatyti tie patys sukčiai, kurie žadėdami grąžinti atkovoti tos pinigus skerdžia kiaulę toliau. Darbo apgaulės dažniausiai yra tos, kurios yra matomas Facebook, Metoje, kur žadamas darbas ir reikia parašyti pliusiuką, minusiuką ar domeną. Dažniausiai yra žadamas darbas iš namų, pažadami lengvi pinigai už paprastas užduotis, kad viskas, ko tai reikia, tai internetas, kompiuteris ir būti prie vietos. Visa kita apmokys ir išmokins. Sukčiai dažniausiai reikalauja kokio išankstinio mokėjimo, pradinio plano, įnašo ar asmeninės informacijos. Tačiau žadėto darbo auka taip ir negauna. Dar gali pasitaikyti ir tai, kad tai bus koks tinklinis marketingas, kas techniškai nėra apgaulė, tačiau iš tikrųjų yra. Ir jūs turėsite didelę galimybę prarasti visus savo pinigus. Netgi buvo paskaičiuota taip, kad yra didesnis šansas praturtėti Ponzi schema, kur procentas prarasti pinigus yra 90% vietoje 99%, kurios randamas tinkliniame marketinge. Ispaniškas kalinys, Afrikos princas 419. Ui, šitas yra klasika. Kažkada seniai buvo toks Ispanijos kalinys, kuriam reikėjo jūsų pagalbos, kad jūs ištrauktumėte jį iš kalėjimo. Tačiau dabar yra Nigerijos princas, kuris paveldėjo belekiek ten turto. Ir jums reikia nusiųsti dalį savo pinigų, kad galėtumėte gauti dalį to princo turto. Dažniausiai šios laiškus rašo paaugliai ir jų sėkmės rodiklis yra 0,000000 kažkas. Tačiau ne visiškas nulis. Tos laiškus sukčiai rašo specialiai su klaidomis, nes tai kaip yra filtras, pro kurį praeina daugelis žmonių. Žmonės, kurie kimba, pro jas praeina ir moka labai gerus pinigus. Kartais net buvo tokių atvejų, kai žmonės neteko gyvybės. Pavyzdžiui, Amerikoje moteris nužudė savo bičą su antifrizu, nes jis pasigyrė apie didelį palikimą, o ten pasirodė, kad bachūra išdūrė ir pinigus jūs davė princui, o moteris, kurį jį nužudė, nieko negavo, tik bausmę kalėjime. Baisu, aišku, ir liūdna situacija, kai žmonės patikė tokiais dalykais, tai tikrai galima ir gyvybės netekti visgi. Ačiū, kad žiūrėjote, ir su jumis buvo Šnalis, ir čia buvo trumpas vaizdo įrašas apie tai, kokie apgaulės būdai yra šiuo metu internete labai populiarūs ir Lietuvoje tuo pačiu. Nesigėdik savęs, niekur tai nenuves. Eik pas mamą, prie juoktis tave prives, tad viskas bus gerai.